Sveiki, tamstos, turim 3 siuntas šiandien. Pradėsim nuo siuntelės žmonai. Pažiūrėsim, ko čia prisisakė. Čia turim rūbų. Tokių. Rūbai Mickey Mouse'as. Čia rašo 3 metų vaikui. Taip, o toks Mickey Mouse'ikas su kelnėm. Taip, va. Nu ką, nieko. Tokia medvilninė, kaip maikutė, viskas ok. 95 cm nuo 3 metų. O taip va. Viskas atrodo tvarkingai, gražiai. Yra keli siuliukai, bet čia nieko baisaus. Važiuojam toliau. Dar Mickey Mouse'as. Jais, iš kur čia Mickey Mouse'as? Iš Kinijos? Iš kur daugiau? Taip. Va tokį turi Mickey Mouse'ą. Čia toksai pačia geriausia kokybė nepasižymi, bet anyway, manau šitas laikys. Lipdukas užklijuotas, va tokias ausės uždėtas. Ale maikutė su... Atrodo gerai. Čia yra 90 cm dydis. 90 cm ūgio. Taip tiksliau. Va, ir tokios kelnės. Irgi labai lengvos, tokios medvilninės, kaip maikutė. Kas paprastai kainų dabar nepasakysiu. Linką įdėsiu, galėsit pasižiūrėti. Manau, tikrai daug nekainavo. Kinijai rūbai pigus, va. O, kepurė su ausim. Taip, kelnės tokios kaip kalinio. Dryžuotos. Irgi labai tokios plonos, nu, vasarinės konkrečiai. Va, ir dar vienas Mickey Mouse'as. Jo, kiek čia ta Mickey Mouse'as, čia bodžiukas toksai, va. Gomnam kovėm, irgi labai lengvas, toksai tamprus pakankamai, super. Vaikam, manau, su eis. Taip, imam didelę dar siuntą. Braces and supports. Tai čia dabar tokio. O, diržas atėjo, čia man darbui, ir čia jau atėjo antras, nes pirmas siuntė labai ilgai, parašiau disputą ir man įsiuntė antrą, nors atėjo, va čia va dabar jau antras jisai, tai va turėsiu 2 už vieną kainą, nu patys kalti, kad ilgai siunčia. Kuo jis yra fainas, to, kad jisai turi išleikas, tai kad, ta prasme, va, dirbant, lankstantis, jisai niekur nepabėgs. Toksai apsispaudžia, šiaip iš tikrųjų visai atrodo neblogai viskas, čia guma. Nu, nice, turėtų prilaikyti nugarą, ta prasme, reikia saugoti sveikatą, kaip sakant. Čia vienas iš tų dalykų, kurie padės. Taip, ir dar vienas daikčiukas. Pasižiūrim, ką mes čia turim. Foxlink. O, chargeris mano atėjo. Atėjo mano chargeris, nes atsiboda, vis kažkaip trūksta man jų namuose. Senų lėtų naudot nesinori, norisi greitą kokią nors, tai vat nusprendžiau užsisakyti vat tokį vat, kaip sakant, kietesnių vieną. Jisai yra 3,4 ampero duoda, tai vat toksai labai jau kietas turi būti ir turi netgi 3 jungtis. Ir visos turi būti labai kietos. Pakankamai šiaip kompaktiškas yra, manau, kaip tik į rozetę pumt. Galima ir į kelionę imti. 3 turi iš karto, tai labai super yra. Praktiškai galima ant visos šeimos vieną pakrovėją imti. Taip, tai 5 voltai, 3,4 ampero. Tai turėtų palaikyti greitą krovimą. Nu ką, reikia kažkaip pasitestuoti. Nu ką, pasibandom, pasijungsim telefoną krautis. Pradžiai tik tai su vienu užimtu. Atrado krovimas. Ir žiūrim, ką jisai mums duoda. 1,18 ampero. Silpnai. Jeigu šitą ištrauksim, kad ir tuščias. Aha. Nu, žodžiu, jisai turi 3,4 ampero, bet jisai padalina jį ant visų. Taigi, ištraukiam šitą, žiūrim, kas vyksta.
Kol kas jis daugiau negu 1,5 švis neduoda. Bandom iš naujo. Nu ne, panašu, kad jisai veikia prastai. Taip, pas mane baterija 56%. Na, rašo pasikraus, kad per valandą. Tai jeigu 3800 magų, tai šiaip tai pakankamai greit atrodo, kad veikia. Bet amperai nekyla. Gerai, bandom kitą testerį. Šitas testeris labai geras, tik tai turi vieną problemą, kad labai prastai matosi, ką jis krauna. Na, taip pat 1 amperą duoda. Ant 5,2 volto. Taigi tiek žinių. Iš esmės, nieko gero galima nesitikėti. Taigi negalėčiau rekomenduoti šito, bus kaip paprastas pakrovėjas, o kaina apie 5 eurus, tai sakyčiau, yra pakankamai didelė ir dėl to pirkti neapsimoka. Nu ką, pasinaudosiu aš aišku, bet turbūt disputą reiks atidarinėti. Šiaip tai keistai, nes iš tikrųjų, jeigu rašė, kad pusę baterijos užkraus per valandą, tai reiškiasi bent jau, 1800 beveik 2 amperus turėtų duoti. Tai taip įdomi tokia sistema. Nežinau, kodėl ar čia mano testeriai sugedo, bet vis tiek bandysim atidaryti disputą. Taip, tokie daikčiukai pas mus šiandien. Dėkui, kad žiūrėjot, dėkit laikus ir iki greito!